Sveiki visi. Aš šiandien važiuoju į Supercar Sunday Meet. Kažkas tai panašaus Miami Beach. Tai bus gražių automobilių, Supercarų. Ten Ocean Drive. Tai labai žymioj gatvėj. Čia dabar važiuoju grinai pirmą liniją. Galima, nežinau tiksliai, koks čia miestas skaitasi. Vienu žodžiu, gaunasi, važiuoju į pietus. Tai vaizdai, kaip matot, labai gražus visur, visa pakrantė dangoraižių. Čia turistų daug, mašinų gražių daug, žmonių irgi daug. Ten biškį tik atsitraukė nuo vandenyno ir sekmadienį tylu, ramu visur. Na, aišku, ten Miami koks downtownas, tai tenai visą laiką pilna, visą laiką kamščiai. Kiek nuvažiuoji, tiek visą laiką trafikas. Vaizdai, tai žiauriai gražus. Nežinau tiksliai kur, bet ar tik tai ne čia, kažkur tai yra tas Porsche pastatas, kur liftas pakelia. Užrašas, man atrodo, iš kitos pusės būna. Jeigu pamatysiu, būtinai pasakysiu, kur įvažiuoji su mašina. Ai, va, Porsche, jo, va čia va įrašytas, va, Porsche, tas apvalus, kur buvo dangoraižis, Porsche pastatas, kur įvažiuoji su mašina į liftą, pakelia tave į tavo butą su mašina. Tai parkingas butė būna. Aišku, butą čia nusipirkti, nu, biški padirbėti, truputį reikia, kad užsidirbti tokiam būtų. Čia aš sakyčiau, ten 10 ar 100 milijonų kainuoja. Ir Porsche reikia turėti. Ne pirmąjį Cayenną, gal neįleistų tokią, sakyti, tepalai pas tave bėga arba smirda. Bet va, tokių kažkur tai čia yra Bentlio pastatas irgi, bet apie Bentlio gal ten paprastas, nėra lifto, va. Su tokiu Porsche jau tikrai galima būtų važiuoti ten pastatan. Čia spėjau GT3 bus gal. Čia važiuojant pirmą liniją gali pamatyti įvairiausių mašinų. Lambo, Porsche, Ferrari. Ką tik tai prasilenkiau su Corvette, čia naujausia. O ten 100% Supercaras irgi gale variklis. Važiuoja spūdingai. Ir kainuoja, ten sulyginus su tais įžymiais vardais, tai, nu, aš sakyčiau, bent jau per pus, tai tikrai gauni tą patį, tas pačias emocijas. Nu, aišku, tik tai visi žino, kad tai yra Corvette, o ne Ferraris ten ar Lambo. Tai va. Vaizdai gražus, bus dar vaizdų iš to šou, tikiuosi. Ką daugiau, nu, aišku, kaip visada, sekit, spauskit laikus, rašykit komentarus. Sakau, parašykit
kokios mašinos domina ir kad galėčiau dėti stories ant Instagram, ant Facebook, su jum dominančiom mašinom ir kainom. Nes tenai dedu su kainom. Kai nuvažiuoju į aukcioną, realiai aš kainų netikrinu. Ten aikštelės didelės, vaikščiot labai daug, tai žinot, ten dar prie kiekvienos mašinos stovėt, tikrintis kainas, tai ten ir dienos maža bus, kad sufilmuot ten tų kuo daugiau ir įdomesnių mašinų. Tai va, tai parašykit komentaruose, kokios mašinos domina ir įdėsiu daugiau tiesiog storių su tom mašinom, kurios jum įdomios. Nes, realiai dabar dedu tą, ką aš galvoju, kad kažkam įdomios. Ir pirkit, aišku, daugiau, kainos geros. Siuntimas tikrai vienas iš pigiausių, plius su kiekvienu klientu asmeniškai dirbam, kad išrinkt tikrai gerą automobilį. Daug laiko sėdžiu tuose aukcionuose, tai tiesiog matau, kur visi dokumentai, kur kažkas paslėpta gali būti, kur tiesiog kartais pamatau, žmogus jau nori pirkti ir sakau, gal nereikia šitos, nes tiesiog matosi, kad tenai jau nebus geras variantas. Atsivežus Lietuvon ir ją sutvarkius. Kiti dalykai, aišku, Hebra mašinos čia tikrai nekainuoja po 1000, kur Lietuvoje kainuoja 20 000. Tai jau kelintą kartą sakau, tai Hebra, būkit realistai. Ir nuo pigios mašinos nenorėkit užsidirbti 10 000. Tai nebus, visas pasaulis sėdi ir visi lygiai taip pat ieško tų mašinų ir nori nusipirkti kuo pigiau ir užsidirbti. Tai reikia biškį būti kuklesniem, skaičiuoti uždarbį ten kokį 1 ar 2 tūkstančius ir bus viskas gerai. Ir tada ir nupirksit, ir turėsit, ir uždirbsit. Įdomesnių mašinų, jo tenai M-kės, Mersai, AMG, reikia brangių. Jeigu kažkas jau pirktų labai brangią, tai realiai galima važiuoti, apžiūrėti visoje Amerikoje, jokio skirtumo. Aišku, ten jau būtų kainytė biškį didesnė, nes tiesiog prarašiau. Įsivaizduokit, jeigu kokiam Los Andželą reikėtų nuskrist, pažiūrėti mašinos, tai realiai aš 2 dienas prarandu, tai biškį ir kaina būtų kita. Bet viskas įmanoma, aišku, jeigu mašina ten už 100 000, tai geriau paaukoti ten 1000 ar 2000 ir turėti visą apžiūrą, kad nenusipirkt lėlės, su kuria bus. Tada kainuos žymiai daugiau. Net brangias mašinas geriau pirkti gal iš sveikų. Aišku, irgi taip pat reikėtų nuvažiuoti pasitikrinti, nes ten jau remonto sumos didžiulės, tai galima labai papulti. Kai ant tų paprastų mašinų, tai bus bloga dėžė, bus bloga dėžė, ten jinai pasikeis. Aišku, pliusas sumažėja, bet nepraranda daug pinigų, o su tom egzotinėm mašinom tai galima ir papult. Tai va, ką bandysim įsijungti iš Supercar Mito ir pažiūrėti mašinų. Va. Tiek mašinų. Čia jau paplūdimys. Ferraris
modelių rimtų. Porsche, Lambo, senovinis, čia Mersas, kas Lambo kabrikas. Ką, žiūrim toliau, GT4. Rožinė. Auksinis Lambo, McLarenas. Klijuot. Plijavimai jau matosi, kad gan senai klijuoti. Kabrikas. Žmonių krūva. Kaip uždaryti visą gatvę. O Ferrari universalas. Super. Čia Ford GT, jeigu neklystu. Varikliukas, greičių dėžė kaip sunkvežimio. McLarenas, Porsche'as GT3. Taip va. Ocean Drive'as, tenai ir ten Versace, kaip pačioj pradžioj buvo Versace namai. Ir paplūdimys, taip pat čia šuniukų krūva. Taip visa gatvė uždaryta mašinom. Ferrari, Viperis, McLarenas, Viperis, GTR'as. Visi filmuoja, visi fotografuoja. Godzilla. O, Ferrari. Kas ten toliau gal nieko ir nebus. Tai gal kiton pusėn. Na, atvarius prie vandenyno, tai būtų nuodėmė nenueit prie vandenyno. Lygus smėliukas, išlygintas, gražus. Šiukšlių dėžių krūma, keturračiai, gelbėtojų būdelės. Pritraukti. Žmonių nedaug, kaip ir žiema, bet šiandien šilta, 8 Fahrenheitų mačiau. Tai galima grįžti atgal. Jo, vanduo gražus, maudytis galima, šiltas vanduo visą laiką. Tai laivai su reklamom, konteinerių laivai stovi. Nežinau, matysis. Jo, prisitraukia. Laukia. Plukdins jūsų automobilius. Na, žinokit, čia vaizdas važiuojant per tiltą, kur matosi visas Miami Beach, Miami uostas didžiulis, Miami downtownas, taip geriau bus matyt, čia aplinkui. Čia, žinokit,
vaizdas žiauriai geras, nematau žemėlapį ar šituo keliu važiuojant yra tokia kaip sala, kur ten, aš nežinau, ten milijardieriai tik tai gyvena, yra nusukimas, man atrodo, žinokit, negaliu pasakyti tiksliai, bet ar čia ar šituo pravažiavimu, ar kitu pravažiavimu, ten namai po kainuojantis 100 milijonų. Bet šitą vaizdą matyti, žinokit, gerą kiekvieną kartą, kai važiuoju. Dar vienas tiltas ir... Jo, čia vaizdai. Nežinau, nesimatys, gal čia kruizinių laivų, gal 10 stovi. Vaizdas Majamio. Jo. Super. Parodysiu jums tokį kaip komercinį rajoną Majamio. O taip važiuoji kokių 10 minučių gatve ir vien dealershipai, jachtų pardavimas. Čia parduotuvėlė kažkokia tai tuščia, buvęs dealershipas, busų sunkvežimių dealershipas, kitas dealershipas. Čia visi tokie, ne gamykliniai, ne tai, kad ten kažkokio brendo atstovai. Iš visų pusių. Įsivaizduokit, kokia konkurencija yra parduodant mašinas čionai vietoj. Nauji metai ir mašinos naujos. Žiūrėkit, koksai Wrangleris. Atuninguotas biški, bamperis, sparnai. Stogas nusiėmantis, kaip tik kai prisnygo. Pažiūrim, kaip kas dirba. Viskas gražu. Vietos nedaug, bet jokių čekų, nieko. Nežinau, kada parsidavinės. Jeigu kam įdomu, parašykit, galima bus pasitikrint. Jeep Grand Cherokee. Irgi galima atidaryti duris. Oda, gražus saloniukas, viskas. Ką, čia turim. Kažkodėl nenori vestis. Raktas yra, gal raktas pabėgęs, dar vienas. Žodžiu, pasižiūrėti. Reikia kitos mašinos. Daug. F-150, dabar prisnygę. Galit. Kol ateis, aišku, sniego nebeliks, bet Makanas, čia bus su pagalvėm. Meriukas, nežinau metų, bet čia toksai pavargęs. Jis spėjimų įsikurs. Raktas užrakintas. Labai prirūkyta, panoraminis stogas. Viską sužiūrėsim tuoj. Galima bus važiuoti kainas.
matysit. Jeigu kam reikia, sakykit, aš pasistengsiu pasižiūrėti. Tik 7 fara išdaužta. Jie šiaip tai gan gerom kainom. Užrakintas. Mercedesas. Čia va, įdomi mašina. Šiaip jų būna ir pigių, ir brangių. 550. Baltas, nu, spalva reikia visą poliruoti. Salonas, žinokit, visai nieko. Fabrikas. Raktas padėtas iš viso. Keista. Dar ir užsiveda. Akumas nekoks. Kabrioletas, bet su stogu tokio. Variklis dirba puikiai. Toks saloniukas biški pakentėjęs, bet dar man kardon muzika. Viską pasižiūrėti. Jeigu įdomu, irgi rašykit. Reikia patikrinti dar stogą. Kai žiūrim Dodžiuką, nebrangų, biški bus reikalų. Sėdinės, odinės, liukas, Alpine aparatūra, rimėliai, Longhorn, 4 varomi. Bandysim užvesti. Okay. Telikas. Vairą reikia patvarkyti. Žiūrėsim. Kaip visada, biški egzotikos. Pasižiūrėsim Rolls Royce'as, kad žinot, rakintas ar ne. Bandysim įsėsti. Ne, užrakintas. Net. O veidrodžiaus nulaužiau. Bet vaizdas toks neblogas. Mašina nemaža. Pasislėpus korvetė. Raktas užrakintas. Gaila. Ir mašina užrakinta, gal jau parduota. Variklis. Kas daugiau? Pacifica. Oda. Duramax, Chevroletas, darytas, pritaikytas darbam, kas juose viduje įdomu. Nieko, dėžės iš čia, iš lauko. Korvetė šita tai pasakiška. Bet visos Lambo parduotos, Ferrari parduoti. Įdomu, pasižiūrėsim tuoj Cybertruck'o. Gelikas, Semiorai. Nu, prie Cybertruck'o, žinokit, padarytas, atrodoma iš skardos lapo išpjauta. Čia, aišku, jau su plėvele, ten užlypęs va šitas. Šiaip realiai, dėl tokius mėlačius, aišku, kaip jinai padaryta, tai atrodo taip, ką žinau. Bet
nekreipiant dėmesio į tokius mėlačius, ypač va šita apklijuota plėvele. Žinokit, tikrai įdomi mašina, faina. Jokių blogų atsiliepimų, tik tai, žinot, taip juokas ima. Atrodo, kaip iš skardos lapai tiesiog supjaustyta pagal išmatavimus bulgarkiai ir sudėta ant mašinos. Valytuvo dydis, tai jo, šalia dar Corvette, Cayenne'as, ten tas Rolls'as jau buvo. O, šitą Corvettytę atrakinta. Žiūrim, nusiemantis stogas. Ten, žinokit, Corvette šitas, tai kaip ten Ferrari kokį. Raktas užrakintas. Bet... Yes. No key found. Žinokit, tikrai stogas viskas nusiemo, čia bagažiniai susideda. Tokia mašina, tai tikrai labai įdomi. Bose aparatūra. Šiaip greičių dėžė mygtukais. Chevroletas GMC deda kitas mašinas. Paprastas išlipti, aišku, gan sunku. Bet svarbu, Nissanas Sentra prie egzotinių. Porsche'as panelė nuo saulės jau atsiklijavus. O, raktą turim. Ką Porsche gero. Pasižiūrim. Nenoriu užsivesti. Press brake. O. Aha. Liukas per visą. Čia Porsche. Pasižiūrim, ką ten turim. Kuris čia? Cayenne'as. GTS. Čia langai atidaryti kažkodėl tai. Vienoj pusėje gal padarė kažkas, kad plūdas būtų. Ar jie? Užsidaro. Darysim, kad nepaskestų. Bet Porsche'as, kam reikia, sakykit, pažiūrėsim, GTS'as, aišku, juodas. Čia jau net ten žiūriu. Metai bus neblogi. Corvette tai gerulė. Na ką, tikriausiai viskas kol kas šiandien. Dar va tą seną galima pažiūrėti, labai įdomu, ką tenai turim. Svarbu, magelis jau įdėtas. Čia vėl stogas, kitas kepurė senovinė. Toksai jau biški, tas Urusas jau senai. Na ką, šiandien gal jau viskas šiai serijai. Gelikas, ten tą žiūrėjom Chevroletą. Tai ką, nauji metai, vėl mašinų krūva. Žiūrim visi. Laikinam, bus daugiau video,
kuo daugiau laikų, kuo daugiau subscribe, tuo daugiau bus visokių įdomesnio kontento. Taip kad chebra, palaikykit, jeigu norit matyti daugiau. Klauskit, kas įdomu, pagal mašinas kainų. Būtinai atsakysiu, rašykit. Galit Instagramą nuo automotausą. Galit į komentarus parašyti. Svarbiausia, kaip visada, Fort Lauderdale. Šitas viešbutis. Dodžai X3 va šitie. Nežinau, galima ten už 1500 1000 nupirkti. 2000. Jeigu geresnė komplektacija ir da mažesnė. Tik 6. Daug, ko tik norit, net ir tokių korolų yra. Tai va, rašykit, kas jums įdomu, chebra, nes jau tiek apsižiūrėjau tų mašinų, man jau jos pradeda visos būti vienodos. Tai X3, SLX, X3, pažiūrėsim. S-Drive'as netinka. X6, Subaru. Senai busai, aišku, netelpa konteinerin, tai būtų brangu. Tai va, rašykit, chebra, laikinkit, subscribinkit. Ir šiam video tiek. Kita video žiūrėsim kažką tai kito. Rašykit, kas įdomu, ką norit pamatyti, kokias mašinas pamatyti ir pasistengsiu tą nufilmuoti. Viskas, chebra, šiam kartui viskas, iki.